Ričardai, tai sveikinimai visų pirma su pergalė, tavo darbas kaip ir padarytas, ar ne, šiame mače. Kokie įspūdžiai, kaip mačas pats, kaip jautiesi? Įspūdžiai geri, pergalė 2-2, dabar Laurynas šiuo metu žaidžia, kiek mačiau skaičių buvo 2-2. Tik dabar viskas Lauryno rankose, kaip seksis komandai, bet tikiu ir tikiuosi, kad viskas baigsis gerai. Tavo mačą lyg tai galima būtų skelti į dvi dalis, ar ne? Pradėjai labai užtikrintai, pirmi 2 setai buvo santykinai lengvi, kas pasikeitė po to? Pirmas dalykas, kuris tikrai kažkiek tai išmušė iš vėžių, tai buvo keletas teisėjų klaidų, nes tikrai nesikabinu, tai nesu įsitikinęs, bet ten tikrai žaidėjas padarė keletą klaidų svarbiais momentais, bet teisėjai to nepamatė. Ir dar kas padarė didžiulį skirtumą nuo 3 seto vidurio, tai buvo karštis, nuo kurio pradėjo labai lėkti, kad galėjo skristi labai greitai. Gavoistas iš karto tai pamatė, labai patyrė žaidėjas, tai tikrai išnaudoja visas tas galimybės, kurias galėjo prieš mane su trumpais pjautais ir kartais keisdamas ritmą. Ir tai buvo ta didžiausias pasikeitimas mačo metu, kai nebegalėjau kontroliuoti kamuolį taip kaip pirmosios setuose, bet tai buvo vien tik tai dėl karščio. Ketvirtam sete, kai breikavai varžovą, rizikavai, ar viskas buvo suplanuota? Keletas momentų buvo tikrai rizikingų ir, kaip sakom, kas nerizikuoja, negeria šampaną, tai teko surizikuoti ir esu labai patenkintas, nes pasilikau nugalėtojų šiuo metu. Sveikinu dar. Ačiū.